Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Motinos diena ne šiaip švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Prienuose motinos dienai paminėti buvo surengtas koncertas. Taip pat mes kalbinome žmonės sutiktus gatvėje. Klausėmės jų sveikinimų mamoms. Pasižiūrėkite ir jūs. Lyna, oi lyna, kas vakarą Suposikliavo lošys. Lijo per vasarą, vėjas sūpavo pušis. Suposiblaškėsi vėtrungė, belgės tamsa į duris. Pas motinėlę ir vėtroje, degė tamsos žibūrys. Oi, motinėlė, oi, tas karelė balta. Ei, obelėlė, sodo žiedais apsnigta. Per vasarėlę bėgi skubiai greita. Oi, motinėlė, oi, obelėlė balta. Ką jums reiškia motinos diena? Motinos diena, gal turėjimas vaikų, meilė, močiutės, kad močiutę nepamirštam. Net nežinau. O ką palinkėtumėt visom mamom? Visom mamom sutart su savo vaikais. Kaip jūs sveikina jūsų vaikai? Visi. 8 turiu ir visi sveikina. O ką jums? Gėlių atneša. Saldainių. Ką jums reiškia žodis mama? Ką žinau, pagarba. Net nežinau, ką pasakyti. Motinėlė, oi, tas karelė balta. Ei, obelėlė, sodo žiedais apsnigta. Per vasarėlę bėgi skubiai greita. Oi, motinėlė, oi, obelėlė balta. Kadangi aš pati mama, tai linkiu visoms mamoms kantrybės, stiprybės, meilės iš vaikų. Nu ką, nežinau net ką. O ar sunku būti mama? Lengva. Man lengva, mano vaikai labai geri. O ką jums reiškia tas pats žodis mama? Man kaip dukrai daug reiškia. Nu, turbūt net nėra kaip pasakyti iš tikrųjų. Ir kaip mamai daug reiškia, kai vaikas pasako mama, labai taip net susijaudinau dabar. Iš tikrųjų daug. Jūs visi žinot, ką reiškia žodis mama. Oi, visoms sveikatos mamom laimingos būtų ir gerus vaikus užsiaugintų. O ką jums reiškia mama? Pats brangiausias žodis, kadangi dar aš turiu mamą, tai pats brangiausias žodis, pats gražiausias žodis, kur gali viską įsakyti mamai. Tiesiog va su savo amžium žinau, kaip yra sunku, kai nėra šalia mamos. Ir kaip yra gera, kaip yra šalia mama. O ką jūs palinkėtumėt visoms mamoms? Laimės, stiprybės. Ir kad neblėstų nuo veido šypsenos mamos. Per vasarėlę bėgi skubiai greita. Oi, motinėlė, jau seklytėlė šalta. Jau seklytėlė šalta. Jau seklytėlė šalta. Kaip manot, ar dabar tinkamai vaikai sveikina mamos motinos dienos proga? Manyčiau, kad daugiau tokio išorinio blizgesio. Bet širdyje, ką vaikai galvoja, nu gal yra ir labai gerų vaikų, nesakau. Bet daugumai tai čia yra tiesiog tik tai pareigutė tokia. O kokia turėtų būti motinos dienos reikšmė? Jeigu dabar tik tai pareiga yra.
Net neįsivaizduoju, kokia turėtų būti pati ta diena. Nu šviesi, graži, su gėlėm, su meile, su bučiniais. Ar sveikinsit savo mamą su motinos diena? Taip, jau pasveikinau. Ir kaip sveikinot? Aš dovaną mokykloje dariau. O tu? Taip pat dovaną mokykloje padariau, pabučiavau, inteikiau dovaną, pasveikinau. O ką tau reiškia žodis mama? Viską. Ir man viską. Nu, pats gražiausias žodis yra mama. Ačiū. O ką palinkėtumėm visom mamom? Sėkmės. Daug sveikatos. Daug laimės ir džiaugsmo. Ar tinkamai vaikai jūs sveikina su motinos dienos proga? Aš manau, kad taip. Ir kaip turėtų visi vaikai sveikinti savo motinas? Būti pirmiausia geriem mamom ir tada viskas gerai bus. Mama tai džiugina labiausiai. Ar to sulaukėt kiekvieną dieną? Nu, gal ne kiekvieną. Bet taip daugiausiai jau. Nu, mama, kaip ir visiems mama reiškia, brangiausias žmogus. Taip. O ką palinkėtumėt visoms mamoms? Pirmiausia, tai sveikatos, santarvės, supratimo. Visko ko geriausio. Oi, mama, tai viskas švelnumas, šiluma, namai, ką žinau, artumas visas, čia mama, tai viskas. Kaip jūs sveikinat savo mamą? Nu, nežinau, dar šiemet kažką reikia ypatingo sugalvoti. Gėlyčių, saldainių ir patys pabūnam kartu, važiuojam kažkur. Taip, manau, būtent dėmesio mamai. O ką palinkėtumėt visoms mamoms motinos dienos proga? Nu, kad nepamirštų jų niekas, kad būtų pasveikintos, bent jau.